Nu ką, laba diena gerbėmėjai, turim naują Bitcoin all-time high 106 727 doleriai 80 centų. Bent jau taip mano rašo Bybit programėliai, o kitur faktas Coinbase ar dar kitai programėliai truputėlį gali skirtis, bet Bybit'e, kur mes treidinam, tai taip atrodo. Tai paskutinį kartą ėjom projekcijai ir shortui, bet aš tikrai be 15 minučių break of structure net nelyščiau čia. Ir mes jo, ne tik break of structure, bet su displacementu, tai reiškia su giliu kritimu į apačią. Tai mes to negavom, tai mes short'e ir nesam, bet mes esam vis dar long'e. Dabar viską truputėlį persidėliosiu, nes ką tik realiai tik prie šartų prieėjau. Tai va šitą zoną nieko nepadarė, kiaurai perėjo, tai va taip viskas ir atrodo. 30 minučių pasidarykim, biški atrodys labiau clean. Tai labai gera mintim pasidalino KSTR. Vienas iš mūsų analitikų, kad tais metais prieš ETF turėjom labai didelį sambrūzdį ir galvojom, kad čia kainos labai pradės kilti, o kaip tik gavom pullbacką, tai lygiai taip pat Jungtinėse Amerikos valstijose ir su Trumpo išrinkimu, kad nuo 20 dienos Trumpas oficialiai pradeda prezidentauti, tai perima valdžią, tai taip pat turėtų irgi būti didelis hypas, kai perims valdžią ir viskas turėtų užkilti, o kaip tik galim gauti didelį pullbacką. Tai labai gera mintis, kurią reikia turėti omeny. Nereiškia, kad ją reikia treidinti kažkaip, bet ją, kaip ir visą kitą pasaulį, reikia turėti omeny. Tai kuo daug informacijos turim, tuo geriau. Tai va, tokius update'us visada galit gauti prisijungę prie mūsų. Šiuo metu yra aktyvus 4 analitikai mūsų grupėse, signalo grupė, techninės analizės, mokymai, copy tradingas, žodžiu, prisijungę prie mūsų gaunat labai daug. O mūsų taip pat Bitcoino longas atrodo labai gražiai ir mano projektuojamas 110 nebe taip atrodo ir crazy. Šiaip labai gerai būtų iki sausio ten kokios 15 ar ne pagal KSTR teoriją lipti į 110 ir tada gautumėm atgal pullbacką vėl link 100 ar kad ir kokią zoną bebus didesnė demand paėjus ant kokio daily time frame'o. Tai va kol kas mes tokios zonos neturim, bet nu čia prasidėjo impulsas jo prie 100 000. Tai va, tai būtų labai nice toks scenarius, o kai bus, mes pranešim mūsų grupėse. Tai prisijunkit į mūsų telegramą, Oskaras Trading, taip pat turim ir fainą giveaway, tai daug priežasčių, dėl ko reiktų prie mūsų prisijungti. Ir šiandienai viskas, pasimatysim rytoj.